Mes minime Lietuvos nepriklausomybės dieną vasario 16. Nepriklausomybė mums tapo šventų žodžiu, nes tiek daug dėl jos aukojo savo gyvybės. Nepriklausomybė nėra tik žodis ar deklaracija, tai visų mūsų žodžių, veiksmų ir gyvenimo būdų derinys. Vydūno žodžiais tariant, niekuomet neturėtų būti klausiama, ar išliks tauta, ar ne, bet visuomet, kaip auginsime tautą. Augančioji tauta išliks savaime. Nei niekas iš mano giminių ar pažįstamų nešaudė žydų, vokiečių okupacijos metu. Tačiau man labai skaudu, kad buvo tokių lietuvių. Ir skaudu dėl jų ne tik man, bet ir ateinančioms kartoms. Daug tūkstančių žmonių savo beginkliais kūnais ir šarvuota dvasia užstojusių Lietuvos širdį aukščiausiąją tarybą. Tegu šitą žvakutę šviečia ant šitos mūsų šventos Lietuvos žemės ir nuo jų tapę artimesni pasiimkime vienas kitam už rankų.